Labą dieną visiems. Iš tikrųjų džiaugiuosi čia būdama ir džiaugiuosi matydama, kad atsiliepėte į mūsų, taip pasakyčiau, netgi avantiūrą ir tokį drąsų žingsnį žengti visus, suburti kartu. Ir galbūt dalykai, kuriuos pasakysiu, jums daugumai nebus nauji, bet aš tiesiog norėjau iš naujo vėl dar kartą prisiminti mums visiems, kur mes esame ir kur galėtume būti. Ir iš tikrųjų iššūkiai šeimoms gausus, jau gerbiamas arkivyskupas minėjo, kad galėtumėm turbūt valandą, dvi vardinti šios iššūkius, kad sparčiai mažėja jaunų žmonių, ypač regionuose dar sparčiau negu visoje Lietuvoje, negu didžiuosiuose miestuose. Šeimos gimdo vis mažiau vaikų ir auga amžius, nuo kurio susilaukiama pirmojo vaiko. Turime migracijos problemas, turime būsto problemas, kur iš tikrųjų nepaisant valdžios paramos vis tik tas iššūkis ir problema yra gili. Regionuose vis dar trūksta darbo vietų, modernios infrastruktūros, socialinių paslaugų. Tuos iššūkius iš tikrųjų galėtume vardinti, jau nekalbant apie tai, kad kėsinamas į pačią šeimos sampratą ir šeimos supratimą, kaip mes tą turime Konstitucijoje, jau dar būtų atskira tema, ar ne, tos iššūkių gausybėje mes tikrai matome daug problemų. Ir kaip ir buvo minėta, valstybės politikoje šeimai tikrai nėra daug, kad neatsiranda daug vietos. Tikslingai peržiūrėjau pačią mūsų dabartinės vyriausybės programą ir toks jausmas, kad to dramblio iš vis neturime. Demografijai, šeimai praktiškai neskirta jokio dėmesio. Yra kilnūs ir geri tikslai auginti Lietuvos ekonomiką, stiprinti finansų sistemą, pažaboti kainų poveikį, užtikrinti kokybišką ir prieinamą sveikatos apsaugą ir galėtume vardinti, bet kur šeima? Iš tikrųjų, tokios prioriteto, kaip stiprinsime Lietuvos šeimos ir spręsime demografinę krizę, visiškai neradau. Ir yra tik tai tam tikros finansinės pagalbos priemonės orientuotos į sunkiau besiverčiančias šeimas. Kas dar liūdniau, nes programa 4 metam, bet prieš 2 metus svarstytoje valstybės ateities vizijoje Lietuva 2050 irgi neatsirado vietos šeimai. Iš tikrųjų, šeima minima prie visuomenės demografinio atsparumo ir kartu solidarumo didinimo, numatant tik tai tokį abstraktų prioritetą, kur sudarys palankesnės sąlygas kurti šeimas Lietuvoje ir auginti vaikus. Tačiau, tos 2 eilutės iš viso didelio dokumento rodo, kad šeima kaip vienetas jų vizijoje visiškai nefiguravo. Ir aišku, visi žinome Konstituciją, kuri teigia, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo, globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę, bei santuoką sudaroma laisvų vyro ir moters sutarimu. Šitą mes kažkur užmiršome, pametėme pakeliui ir iš tikrųjų niekaip to neįgyvendiname. Tačiau dar 17 metais apie tai buvo kalbama, buvo įdedama į dokumentus, pavyzdžiui, nacionalinio saugumo strategijoje 17 metų redakcijoje, kaip grėsmė, pavojus ir rizikos veiksnys buvo įvardintas vertybių krizė, kurioje nepagarba prigimtiniams žmogaus teisėms, krikščioniškų vertybių šeimos instituto nuvertinimas buvo pažymėtas kaip ypatingą dėmesį turinti pritraukti krizę ir iš tikrųjų turėtų būti į tai kreipiamas dėmesys. Ir iš tikrųjų ta aliuzija su Lietuva 2050, iš tikrųjų tame ir norėjome, kad atkreipti dėmesį, kad mes dabar einame ne be šeimos ir nors pasiūlymas, visas išsamei parengtas pasiūlymas pagal
viena iš ambicijų, tai įtraukti papildomą ambiciją buvo pateiktas Nacionalinės šeimos tarybos. Ir jį galite rasti ir mano straipsnė yra nuoroda 23 metų Nacionalinės šeimos tarybos ataskaitos viename iš priedų, kuriame iš tikrųjų išdėstyti esminiai dalykai šeimos stiprinimui ir buvo suformuota ambicija dėl tvirtos, ekonomiškai saugios, darnios ir naujai gyvybei bei oriai senatvei pasirengusios šeimos. Kažkodėl Seimo nuomonė ši vizija, ši ambicija buvo neverta įtraukti į Lietuvą 2050, kas būtų davę impulsą visom kitom programoms. Taigi, ir iš tikrųjų matom tą požiūrį į šeimą kaip tik tai poreikių turėtoją, kaip reikalaujančią pagalbos, kaip tą, kurią reikia remti arba bausti. Mes turime įstatymus, kurie tikrina dėl vaikų teisių, tikrina dėl kitų aspektų, tai yra tas baudžiamasis požiūris ir kaip gerbiamas Rimantas toliau kalbės apie šeimos stiprinimo įstatymą, nėra to šeimocentriško požiūrio, tai yra iš tikrųjų neatsiranda šeima mūsų visuomenės centre. Jeigu mes pažiūrėtumėm šeimos stiprinimo programas, kurios buvo iki šios vyriausybės įgyvendinimo programos, ten rastumėm paramą socialiai remtinom šeimoms, paramą specifiniais atvejais, bet tokio visuminio požiūrio mes tikrai neturime. Ir iš tikrųjų ir forumo iniciatyva norėtųsi atsisukti ir padėti valstybėje atsisukti į šeimą, kad jinai taptų centre ir mes iš tikrųjų šeimai ne tiek teiktumėm paslaugą ar pagalbą, bet įgalintumėm ją pačią gyvuoti, klestėti ir gerbti ją. Nes šeima yra iš tikrųjų pagrindas, ant kurio vyras ir moteris stato savo, paskui ir vaikų bei visuomenės gyvenimą. Čia ištrauka būtent iš ambicijos Lietuvai dėl šeimos. Tai yra ta ląstelė, ne tik pajėgi suteikti gyvybę ir užauginti piliečius, bet ir rūpintis, priimti bei globoti pagalbos reikalingus artimuosius ar beglobius vaikus. Ir iš tikrųjų valstybė turėtų nenumesti šeimą į paribius, bet grąžinti ją į centrą, visose gyvenimo srityse vadovautis šeimocentriniu požiūriu, įgalinti ir sustiprinti šeimas. Ir iš tikrųjų, gal čia ne visai skaitysite, kad į Nacionalinę šeimos tarybą yra pradėjusi darbą dėl šeimai palankios politikos indekso formavimo ir atkreipia dėmesį į įvairias šeimos gyvenimo sritis, kur svarbu šeimos atmosfera, šeimos atsakomybės, darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas, šeimos ir bendruomenės santykiai, šeimos ištekliai. Ir tą mes galime užtikrinti per politinę aplinką, socialinę aplinką, kultūrinės tradicijas, ekonominę aplinką, natūralią aplinką ir technologinius aspektus. Tai yra į šeimą mes tikrai galime žiūrėti labai visapusiškai. Ir būtent šiandienos forumui mes suformavome kelias veiklos sritis, kurias jau matėte, kai registravotės, kur galėtumėm siekti pokyčio šeimos gyvenimui. Tas sąrašas tikrai nėra baigtinis, mes iš tikrųjų kviečiame kurti kartu ir žiūrėti, gal kažkokias sritis mes esame dar nepadengę, tai tiesiog yra toksai startas tam tikrose teminėse grupėse, kur sieksime užmėgsti ryšius, susipažinti ir pradėti bendradarbiavimą, siekiant šeimai palankios politikos visoje Lietuvoje. Tai iš tų sričių siūlėme kultūros ir žiniasklaidos sritį, tai kur atspindėtumėm ar ne palankų požiūrį į šeimą, kaip kultūra bei žiniasklaida gali prisidėti prie šeimos stiprinimo. Taip pat turime sveikatos ir gyvybės apsaugos sritį, kur tiek pati sveikatos apsaugos sistema, tiek iššūkiai ir grėsmės gyvybei ar ne galėtų būti aptariamos, toliau socialinės politikos sritis, valstybės socialinė politika, švietimo rengimo šeimai sritis, kuri iš tikrųjų padeda
turi tikrai didelę perspektyvą, ar ne, formuojant vaikų supratimą, kas yra šeima, nes iš tikrųjų nerimą kelia žinios iš mokyklų, iš visur kitur, ar ne, kur vaikai mato šeimą ir vaikus kaip ne jų ateities dalį. Ne, tai jie nebeketina susilaukti vaikų arba jau ketina turėti visiškai mažai. Savivaldos, regionų politikos sritis, kaip įgalinti savivaldybės, kaip galime pasinaudoti gerosiomis praktikomis esančiomis savivaldybėse ir verslo ekonomikos bei žemės ūkio sritis. Kaip minėjau, tai čia tokios pradinės sritis, kuriuose temiškai bandysime telktis ir pradėti darbą. Ir iš tikrųjų aš taip matau tą formą tokią kaip dovaną, ar ne, kaip neišpakuotą dar dovaną. Ir mes iš tikrųjų kartu dirbdami galime ją išpakuoti ir sukurti kažką naujo. Tai va, ir jau pristatė gerbiama Rasa mūsų tą iniciatyvą, ar ne, kad kviečiame telktis ir kartu dirbti teminėse grupėse, siekiant bendruomenės lygių, nacionalinių ir savivaldos lygių teikti konkrečias iniciatyvas dėl pasiūlymų teikimo ir realizavimo. Tiesiog pabandžiau pagalvoti, kas galėtų būti tos veiklos, tai ar ne pirmiausia teminės grupės. Mes turėsime ir praktiškai kitą savaitę jau paleisime puslapį šeima 2050 LT, kuriame bus galima užsiregistruoti ir turėti tas teminės grupės, arba jeigu sukursime naujas, sukurti naujas. Juose bus galima teikti savo pasiūlymus, susisiekti su grupės koordinatoriais, bus skelbimų lenta, skelbti renginius ir panašiai. Tai bus toks tikrai naudingas įrankis, kur galėsime visi vienoje vietoje rasti visą informaciją ir bendradarbiauti. Ir tikimės, kad grupių darbas ves į konkrečių pasiūlymų Seimui, vyriausybei, savivaldai teikimą arba galbūt į kitas iniciatyvas, kurios pagal tos grupės dovanas ir žmonių dovanas ir pagal tos grupės situaciją bus reikalingos. Ir turime minčių apie bendrus renginius ir tiesiog esame atviri Dievo vedimui ir jūsų visų pasiūlymams ir iniciatyvams. Dar porą tada tokią truputį įžangą į gerasias praktikas ir projektus. Tai mūsų Erlendo paruoštas projektas, kuris lauks finansavimo ir irgi greitų laikų paskelbsim, tai būtų tobulos netobulos šeimos, tai būtų šeimos kasdienybės atspindžiai ir būtų keliaujanti fotoparoda, kurią irgi paleisime greitų laikų per savo Facebook puslapį, prašydami prisidėti prie šios gražios iniciatyvos. Jau čia galite matyti keletą vaizdų šeimų, kurios sutiko įsileisti Erlendą į savo šeimos ratą. Tai tikimės, kad čia pasitarnaus tam pozityviam šeimos įvaizdžio skleidimui ir tiesiog sužadins palankumą šeimai. Ir labai tikimės, kad pavyks žygis už gyvybę 2025 metų rudenį, reaguojant į valstybės, į Seimo iniciatyvas dėl reprodukcinės sveikatos. Tai, žodžiu, truputis į ateitį. Tai va, ir dėkoju Jums už laiką, už tai, kad esate čia ir kad Jums rūpi šeima.